Labadiena, brangieji. Čia aš Nerijus Kismakovas. Aš labai visą laiką stebiu, kas yra valdžioj, kas ką daro, kas kaip atsineša vardant Lietuvos ir ką žmogus daro tai, ką nori matyti Lietuvos pilietis, kuris atidavė balsą už tą ar kitą politiką. Ir dabar mes jau matom, kad 33 metus viena partija, kaip konservatoriai, kiekvienais metais turėjo savo šansą, kad tobulinti, gerinti mūsų gyvenimą, kad mes augtum, klestėtum, bet to neįvyko ir turbūt niekada neįvyks. Konservatoriai yra tie, kam yra naudinga žlugdyti Lietuvą. Padaryti viską, kad kuo daugiau paliktų Lietuvos piliečių Lietuvą. Ir legalizuoti į savo rankas visą tai, kas priklauso valstybei, o kas yra valstybės, tai yra žmonių. Jiem yra neįdomu, kaip gyvens žmonės, iš kur žmonės ims savo pajamas, iš kur žmonės nusipirks pabrangusi maistą, kaip žmonėm bus duota galimybė maitinti savo vaikus, leisti mokyklą. Niekas to nesidomi, niekam nereikia. Dabartinė valdžia ir valdantieji, liberalai, Laisvės partija, konservatoriai, ir daug kitokių partijų, kurie, galim sakyti, nori daryti visą tai, kas yra daroma. Šių metų pradžioj mums pasiūlė pirkti tankus. Mes atsisakėm pirkti tankų, tada, kaip pasakė konservatorius Kubilius, kad jie pakels mokesčius ir žmonės tos mokesčius mokės, kadangi bus priversti. Tai, kad mes atsisakėm pirkti tankus, mums pakėlė įvairius mokesčius, įlindo į mūsų kišenę. O ką jie padarė prieš tai, kad pakelti tos mokesčius? Jie atidarė mūsų piniginės, jie paskaičiavo, kiek bendrai Lietuvos piliečiai, kurie dirba užsienyje, laiko čia kapitalą, kad grįžti Lietuvos senatvį pragyventi. Ir jie pamatė, kad mes turim 22 milijardus. Ir jie savo pasakė, valio, pinigų yra, darysim tai, ką mes norim. Taip ir yra. Tai jau susiduoda klausimas. Ar mes norim juos matyti? Ar mes norim po šitų rinkimų pamatyti Seime tos pačius, kas mums žadėjo daug ką ir mes nieko negavom, tik iš mumis buvo paimta. Mes žinom, kad jeigu mes šiandieną išsirinksime konservatorius, socialdemokratus, Laisvės partiją ir ten Skvernelio partiją ir dar kitokių partijų, kadangi Lietuvoje tapo tiek daug tų partijų, visi įsiblaškė ir visi galvoja, kad šita partija yra tokia, šita partija yra tokia ir visi dauguma galvoja, niekas nesupras, kad kažkur tai kažkadasi konservatoriai kažkur tai kažką tai pakūrė ir tokių dalykų, kad būti, kaip sakyti, taip. Jeigu mes išrinksim vėl jos, mes gausim naują mokestį draudimą, kuris bus pakilęs, mes gausim kūro pabrangimą, kažkas tai kalba 3 eurus, galbūt nebus 3 eurai, sparčiai aukšta kaina tikrai bus. Supraskit vieną dalyką. Leisti valdžią gentvilus, tai yra nusikaltimas. Tai prabalsuoti už gentvilų klaną šeimos, tai yra katastrofa. Kažkada jis norėjo gentvilo tėvas, būdamas meru, ar likti ne meru, o Klaipėdos uosto direktorium prastumti, kad Šventojo sostas taptų nuosavose rankose. Dabar tai daro sūnus. Kitas, tas pats sūnus gentvilas traktuoja mum, kad mes turim tiek daug miško, kad mes galim įkirsti kiek tik tai norim. Mokesčiai, mes praeinam tech apžiūrą, mumis nebeturi rūšyti. Ne, mumis vėl paima į savo rankas ir mumis stabdo, tikrina, kažkas tai nepatinka, vėl viso gero ir viskas. Gaunasi valdžia, liberalai, konservatoriai, socialdemokratai, Skvernelio, kuris mėgsta statyti radarus ir visą ką kitą, tik tai žmonių ištraukti pinigus, kaip mėgsta, nedaug visigi sako, ne, jo
ko buvo, kas yra ir kom bus, viskas pagal jį matosi. Tai vat noriu pasakyti, kad šitos partijos tokiu teisingiu atžvilgiu, nu, man primena mafiją. Vot. Ir dabartiniai rinkimai tai yra šansas mum šansas duoti kitiem, bandyti išsaugoti Lietuvą. Aišku, mes esam sunkiausia situacija, kokia tokia gali būti. Uostas Klaipėdos praktiškai bankroto ribose, galbūt niekas nesako, jau yra bankrotas. Geležinkelis. Nu, tai tikrai yra bankrotas, mes neturim krovinių. Mes praradom rinką Rusijos, nu, dėl karo suprantama. Baltarusija, nu, nekariauja nesukom, bet mes atsisakėm. Kinija. Atvedėm Taivanį konservatoriai. Praradom Kiniją. Ką pasakė mums konservatoriai, valdantieji? Verslas turi susimastyti ir rasti naujų alternatyvų. Dabartiniai debatai, kaip Armonaitė kalba apie tai, kad mes čia augam, mes čia tą, mes čia plėtra. Armonaitė, gal užtenka mums meluoti, apie kokius nedabaigtus darbus jūs norite dabar dabaigti. Apie ką jūs norit pasakyti, apie kokią Lietuvos pramonės augimą jūs kalbate, į naujų inovacijų, į smulkiam verslui finansavimą duodu. Pažiūrėkite, kiek Lietuvoje užsidaro šiai dienai įmonių. Daugiau negu užsidaro trigubai daugiau. Ir jūs kalbate apie tai, kad mes augam ir mes turėsim augimą ir mes padėsim, kaip jūs kalbat. Kom jūs padėsit? Jūs paėmėt projektą, atėjote į Seimą, turėjot jį patvirtinti, buvo balsavimas, jūs balsavote prieš. Tai apie ką jūs kalbat? Šiandieną jūs norite sutrinti makaronais mūsų Lietuvą? Vokietijos pramonė stovi ant kelienų. Užsidaro didieji, Mercedes gamintojai kažkur tai išeina. Volkswagenas, tai yra miestas, yra kiti miestai, yra Europos Sąjungų, yra įmonės, kurios gamina tom gamyklom produkciją. Vienas polisuotas vokietis tempia iš paskos 5 Europos žmonės. Mes negalim kalbėti, kad mums čia visur viskas užsidaro, o mes čia plėstėsim ir augsim. Kokiu pagrindu mes plėstėsim? Aš verslininkas 25 metai. Armonaitė, tu dar ieškojai savo turbūt kavalieriaus su kom gyventi. Aš jau dariau verslus. Mokėjau mokesčius per savo gyvenimą, ne kartą gyvenime nesu sumokėjęs į offshorinę kompaniją pinigus. Aš dirbau savo vaikam, žmonėm, kurie pas mane sėdėjo, į tiem pensininkam, kurie yra, kad mano įmonė dirbo sąžiningai. Aš nebeturiu tos įmonės, apie kurią kalbu. A dėl to, kad užsidarė Rusijos rinka normaliai, kaip aš dirbau, dar kitos, man reikėjo surasti alternatyvą, o jos buvo neįmanoma surasti. Tos, kur eiti kažkur tai buvo nenaudinga. Ir toliau noriu pasakyti, visas taip pat įmonės, pažiūrėkite, kiek užsidaro įmonių. Vokietija viena po kitos. Jeigu vokiečiai užsidaro, vis vien Europa buvo surišta. Pagaminti ten kažkokį tai ten padangą, dar kažką, tai gal kažkur tai kažkokį tai užsidaro stambiausias pramonės įmonės, kurios daro vamzdžius ir viską, kuriem vos ne po 200 metų. Ir jūs norit pasakyti, kad ten užsidaro, o pas mumis atsidaro, mes turim augimą, kaip jūs kalbat, tai kodėl mes turim 33 milijardus skolos? Kodėl jūs jamat pinigus tokiom dideliom palūkanom? Tai vat noriu pabaigai pasakyti. Brangieji, šitie visi, Laisvė partija, konservatoriai, socialdemokratai, skverneliai, čia yra mūsų utopija. Jeigu mes norim gyventi rytoj geriau, susimastykim, atiduokim balsus už reikiamus mūsų kandidatus. Ir dar pasakysiu, Vokietijos įstojęs į Europos Sąjungą, pasirinkus eurus, jie atsikratė senų Deutschmarkių, bet jie turi naujas Deutschmarkės. Ir tai buvo filmas. Ir jie yra pasiruošę, kada kažkas tai vyks, taiga įvesti savo vėl Deutschmarkes. Tai vat noriu pasakyti, Europa, klausimas, kiek begyvos. Man rodos nebeilgai. Jūsų Nerijus Smakovas.